Sveiki, tęsime temą nutriciologijos ABCD. Esame building, tai yra B raidėje, kur mes kalbame apie tai, kaip iš mitybos ir jos papildymo gauti reikalingų maistinių medžiagų, kad mūsų organizmas veiktų liuks. Taigi šiandien kalbam apie vitaminus ir mineralus, kone tikrai svarbiausia dalis iš mikronutrientų, dėl to, kad jinai dalyvauja tikrai visose cheminėse reakcijose ir taip pat reikalingi mineralai ir vitaminai mūsų brangiam imunitetui, taip pat kiekvienai ląsteliai, jeigu mes norime turėti energijos, jaustis gerai ir turėti ir išlaikyti grožį. Tai yra kūno grožį, veido, odos grožį, plaukų grožį, nagų grožį ir panašiai. Taigi tikrai yra svarbiausi ir reikalingiausi vitaminai, kurie yra tirpūs vandenyje, kaip pavyzdys būtų vitaminas C, vitaminas B. Jų atsargos išties greičiau išeina iš mūsų organizmo dėl to, kad su prakaitu, su šlapimu, taip pat, aišku, streso metu daug labai išnaudojama yra vitaminų bei mineralų ir žinoma, šitie vitaminai ilgai organizme neužsilaiko ir jų organizmas nekaupia, nebent būtų didelės dozės, kurios kurį laiką užsiliktų organizme, bet čia jau praktiškai turim būti nuliai, kad būtų paskirtas, pavyzdžiui, koks nors vitaminas B12, arba turi negaminti žmogų, reikia tam tikrų formų, aktyvių formų, kad galėtų įsisavinti. O sveikam žmogui per dieną tikrai reikia jų gauti, tai dalį gauname iš maisto, kurį biologiškai prieinamą formą gauname, arba naudojam stabilizuotas formas vitaminų, tai yra tablečių arba kapsulių, galbūt miltelių pavidalu. Ir mes tiksliai žinom, kiek mes gaunam ir galim truputį paskaičiuoti ir jaustis tada tikrai gerai. Ko nereikėtų tikrai daryti, tai ieškoti papildų, kur būtų smūginės dozės, tai yra labai didelės dozės. Kiekvienam mitybos papildymui užtenka tikrai tų rekomenduojamų per parą ES nustatytų normų, nebent jūs turite kažkokią didelį trūkumą, kada jum yra tiesiog tikslingai paskiriama. Taigi vitaminai, kaip minėjau, yra vandeny tirpūs, tai yra C, B, o riebaluose tirpūs vitaminai tai būtų pavyzdžiai kaip vitaminas A, vitaminas E, vitaminas D ir K. Tai yra tirpūs riebaluose, jų išties yra sankaupos didesnės, organizmas linkęs yra kaupti, bet jeigu yra, pavyzdžiui, kaip vitamino D trūkumas, mes iš kraujo matome ir tiesiog pildom tikslingai jį. Kadangi Lietuva nepasižymi saulėtais orais ir be to, kad saulėje išbūti reikėtų, kad pagauti tą spindulį beta gamą, reikėtų nuo 12 iki 16 valandos, užtektų netgi 15 minučių, bet dažniausiai žmonės būna darbuose, tai išties esame tikrai dideliam trūkume, nebent esam kažkur atostogose, šiltuose kraštuose arba gebam pagauti šitą spindulį. Be to, vitaminas D yra prohormonas, tai yra jam reikalingas cholesterolis tam, kad jis būtų įsisavintas. Ir kuo mes daromės vyresnesni amžiumi, tuo sudėtingiau yra vitaminą D tiesiog organizmui papildyti. Vitaminas A, tai jisai aišku ir regai reikalingas, tai geriausiai tikrai ne retinolio forma, retinoliu galima netgi apsinuodyti, jeigu jūs padaugzint, geriausia yra beta karoteno forma, kuri yra prohormonas ir provitaminas, kuris ir pagamintų tą patį vitaminą A tiek, kiek jūsų organizmui reikia, be jokių sunkumų ar kažkokių tai pertekliaus, sakykime, bijant, jeigu padauginti, tai šita forma yra geriausia. Ir aišku, vitaminas E, jisai ne tik vitaminas E, tai jisai yra stiprus antioksidantas, jeigu kalbant apie mitybą, tai jo yra gausu migdoluose, tai yra riešutuose, bet jeigu jūs negalite valgyti riešutų, galima tai gauti irgi ir iš augalinio aliejaus papildyti, bet aišku, mes tiek daug aliejaus negalime išgerti, tai vėlgi verta rinktis vitaminą E. Tiesiog atskirą formą, bet
Yra niuansas vienas, kad vitaminas E turėtų eiti su vitaminu C. Kodėl? Todėl, kad būtų išvengta oksidacinio to streso. Tai ir kad nebūtų žalos organizmui. Taigi mokslininkai viską sutvarkė, jie žino, kaip gaminti, todėl mes galime jais pasitikėti ir tos formos, kurios jau atkeliauja į Europos Sąjungą, yra tikrai patikrintos ir neleidžiama kažko tokio gaminti, kas žalotų organizmą. Bet labai svarbu ir pasirinkti yra žaliavą. Tai yra kompanija, kuri tikrina žaliavą, kuri išvalo. Tai yra be galo svarbu dėl to, kad jeigu mes imame sintetinės formas, taip pat, pavyzdžiui, neišvalytą žaliavą, mes galim su jie gauti ir pesticidų, ir herbicidų, ir švino, ir ko tik tai norit. Taigi verta rinktis kompaniją ir aš galėsiu parekomenduoti vieną iš tų kompanijų, kur pati naudoju, esu atsirinkus jau daugelį metų tai darau ir kaip mano kraujo tyrimai jau rodo, tai yra puiku, viskas yra normos ribose ir organai veikia gerai. Tai čia yra vėlgi labai ir labai svarbu. Toliau keliaujam prie mineralų. Mineralai taip pat yra svarbi mūsų gyvenimo dalis ir ypatingai tokie mineralai, kurie reikalingi, tokie stovėtų svarbiausiose pozicijose, tai būtų cinkas. Cinkas iš vis yra gyvybės mineralas ir netgi stovi pirmoje vietoje, nes daug kas vardina magnius, kalius, taip, jie yra tikrai svarbus, bet be cinko nevyktų tikrai daugelis cheminių reakcijų. Taip pat cinkas, jisai labai reikalingas virškinimo fermentam, o virškinimo fermentai tai yra mūsų gyvybė ir cinkas yra be to vyriškas irgi mineralas, kuris yra labai svarbus prostatos, pavyzdžiui, sveikatai. Mažai ką žinot ir netgi paaugliam būna sutrinka kai kurie dalykai, tai esam padėję su būtent cinku ir vitaminu E, tas yra labai ir labai svarbu žinoti. Toliau geležis be abejo, jeigu trūkumas yra, mes ją pildom, nėra trūkumo, atskirai geležies tikrai nereikia vartoti, bet to geležį vartojant ir vartojamos tam tikros formos, kurios yra biologiškai prieinamos. Čia jau konsultacijos metu aš pasakau. Ir be abejo visada rekomenduoju gerti chlorofilą, dėl to, kad geležis, kaip sako, geležis rūdyja, tai kad neužrūdytų mūsų organizmai, mes irgi įtraukiam vario, tai yra vario chlorofiliną, kuris stabilizuoja šitą padėtį. Toliau, labai svarbus mineralas yra magnis. Magnis iš tikrųjų veikia nervinę sistemą ir jo atsargos labai greitai išsenka. Streso metu, prakaito būdu, taip pat šlapimo metu ir mes tikrai greičiausiai nesu dar mačiusi jokio kraujo tyrimo, kur surinktume vienetuką, taip kad magnio padauginti iš tiesų nėra įmanoma ir Europos Sąjungoje yra nustačius tą sveikam žmogui 375 mg per dieną, kai kada reikia ir daugiau, jūs turite vertinti, ar jūs sportuojate, nes dozės aišku jau didėja, ar jūsų gyvenimo ritmas yra tiesiog ramus, o jeigu patiria stresą, reikia tikrai didesnių dozių ir ypatingai jeigu jau yra simptomai, pavyzdžiui, traukia mėšlungius. Tai jau mes tada pasididinom šitą dozę ir vėlgi tai konsultacijų metu be abejo aš žmogui paaiškinam, išsiaiškinam, koks jo gyvenimo būdas ir pritaikom. Magnio rūšių taip pat irgi tų formų yra daug ir aš atsirinkusi yra su chelato formos, kur yra biologiškai aukštesnio prieinamumo negu citrato ir jinai užsilaiko daug ilgiau. Tai yra malatas chelatas, kuris yra energijos gamybai, ląsteliai, nerviniai sistemai ir, kaip sakant, raumenų atpalaidavimui. Kalcis labai svarbus irgi mineralas, bet kalcis niekada negali eiti vienas, jis turi būti sujungtas minimum su vitaminu D ir magniu, kad nebūtų vėlgi žalos, kad jisai nenusėstų ant mūsų kraujagyslių sienelių, tai čia minimum toks sąstatas turėtų būti. Taip pat labai kalcio formos svarbu, tai vėlgi gali būti chelato formos, kurios puikiai įsisavina ir priimamos organizmui su dideliu ir aukštu
biologiniu prieinamumu. Irgi galėsiu nuorodą įdėti, pasiskaitysit ir pamatysit, kad chelato forma yra pati geriausia, jeigu jūs norite išlaikyti tinkamą kaulų tankį. Na ir be abejo, yra tokių mineralų smulkių, tai jie dažniausiai dedami yra į multikompleksus, tai yra vitaminų, mineralų kompleksai. Jeigu mes nežinom, ko mums trūksta, tai yra saugios dozės įdėtos ir jūs be vargo galite jas tikrai panaudoti. Tai aš įdėsiu tiesiog žemiau, kiek turėtų būti rekomenduojamas dozės per parą. Be abejo, ir galėsit pasiskaityti. Dar norėjau atskirą dėmesį skirti kaliui. Kalio be kraujo tyrimo geriau nesipildyti, nes būna, kad kalio perteklius gali stabdyti širdį. Tai geriau pasidaryti ir pasižiūrėti, ar neturite trūkumo. Jeigu labai daug išprakaituoja, taip, magnį su kaliu galima pavartoti kurį laiką, bet kaip minėjau, kraujo tyrimukus reikėtų sekti. Ir pabaigai tiesiog pasakysiu, kad nenumokim ranką į vitaminus ir mineralus ir mes jų su maistu, tiesiog ir tie patys dietologai sako, ir esam su kolegom kalbėję, neįmanoma jų gauti tiek, kiek mums reikia. Tai stabilizuotos formos tikrai jums padėtų ir kaip minėjau, rinkite saugius, rinkitės, kad būtų žaliava išvalyta, biologiškai geras prieinamumas. Na ir linkiu sėkmės ir žiūrėti į savo sveikatą, tiesiog su didžiausiu rūpestingumu tam, kad galėtumėm išlaikyti grožį ir jaustis gerai.